Troliai mumiai, baisus vidurvasaris, 6 skyrius. Kaip keršijama parko sargui. Jeigu mažoji Miu būtų buvusi bent truputį didesnė, tai tikrai būtų prigėrusi. O dabar jį lengvai lyg burbulas paniro paverpetuojančių vandenių ir prunkšdama ir spjaudydamasi vėl išplaukė į paviršių. Miu šovė aukštyn lyg kamštis ir srovė skubiai nusinešė ją tolyn. Tai bent smagunimėlis, tarė mažoji Miu pati savo, kaip mano sesuo stebėsis. Jie apsidairė ir pamatė plūduriuojančią tortinę ir muminuko mamos siūlų dėžutę. Truputį paabejojusi, o jeigu tortinėje likęs koks torto gabalas, ji pasirinko siūlų dėžutę ir įsmuko į ją. Gana ilgai mažoji Miu tyrinėjo viską, kas tik buvo dėžutėje, niekieno netrukdama sutraukė keletą siūlų sruogų, o paskui susiraitė tarp angoros siūlų ir užmigo. Dėžutė plaukė ir plaukė. Kai namas užšoko ant žemės, ji nuplaukė toliau į įlanką, įlingavo tarp meldų ir galiausiai sustojo dumble. Bet mažoji Miu nepabudo. Ji net nepabudo, kai meškerės kabliukas atskriejo oru ir įkrito į siūlų dėžutę. Truktelėjęs valas išsitempė ir dėžutė palengva pradėjo plaukti. Brangūs skaitytojai, o dabar pasiruoškit netikėtumui. Atsitiktinumas ir sutapimas – keisti dalykai. Nieko nežinodami vieni apie kitus arba vieni apie kitų bėdas, mumiai ir snusmumrikas atsitiktinai atsidūrė toje pat įlankoje, kaip tik vidurvasario vakarą. Tai tikrai buvo snusmumrikas su savo senaja žalia skrybelė. Jis stovėjo ant kranto ir spoksojo į siūlų dėžutę. Prisiekiu savo skrybelę, jeigu tai nemaža miumla, pratarė jis ir išsėmė pypkę iš burnos. Jis palietė Miu vąšeliu ir maloniai pasakė: nebijok. Aš net skruzdžių nebijau, atsakė Miu ir atsisėdo. Jie įsmeigė vienas į kitą akis. Kada jis matė ją paskutinį kartą, Miu buvo tokia maža, kad vos galėjai ją įžiūrėti, taigi nieko keista, kad juodu net pažino vienas kitą. Vaje, koks mažas padarėlis, pratarė snusmumrikas ir pasikrapštė už ausies. Pats tu vaje, atkirto Miu. Snusmumrikas atsiduso. Jis turėjo svarbių reikalų, bet to dar tikėjosi pabūti vienas, kol sugrįž į trolių mumių slėnį. O dabar kažkokia apsileidėlė miumla pasodino savo kūdikį štai į šitą siūlų dėžutę. Va kaip. O kur tavo mama? Paklausė jis. Ja suėdė, pamelavo mažoji Miu. Ar turi ko valgyti? Snusmumrikas parodė savo pypkę į nedidelį puodą kupiną žirnių, kuris pukšėjo virš jos stovyklavietės laužo. Greta stovėjo kavinukas su karšta kava. Bet tu tikriausiai geri tik pieną, tarė jis. Mažoji Miu paniekinamai nusijuokė. Nė nemirksėdama susivertė į burną 2 pilnus arbatinius šaukštelius kavos ir suvalgė ne mažiau kaip 4 žirnius. Snusmumrikas užliejo vandeniu žaries ir paklausė: na kaip? Aš vėl noriu miego, tarė mažoji Miu, bet geriausiai išsimiegu kišenėse. Šit kaip, tarė snusmumrikas ir įsidėjo ją į kišenę. Svarbiausia, kad tu žinai, ko nori. Miu pasiėmė iš angoros siūlų sruogą ir angoros siūlų sruogą. Taigi snusmumrikas toliau patraukė pakrantės pievomis. Didysis potvynis išsikvėpė įlankos prieigose ir čia visų savo nelytėtų grožių švytėjo vasara. Vienintelis įsidėmėtinas dalykas, likęs nuo ugnikalnio išsiveržimo, buvo pelenų debesis ir gražūs tamsiai raudoni saulėlydžiai, kurie labai stebino snusmumriką. Jis nieko nenutokė apie tai, kas ištiko jo draugus slėnyje ir manė, jog tie ramiai sėdi verandoje ir švenčia vasarvidį. Kartais jis pagalvodavo, kad muminukas tikriausiai jo laukia, bet pirmiau jis dar turėjo sutvarkyti savo didįjį reikalą su parko sargu, o jį galėjai sutvarkyti tik vasarvidžio vakarą. Rytoj viskas bus gerai. Snusmumrikas
išsiėmė lūpinę armonikėlę ir pradėjo groti seną trolių miumių dainelę, kaip visi žvėreliai puošia kaspinais uodegėles. Mažoji Miu taip pat pabudo ir pasižiūrėjo iš kišenės. Šitai ir aš moku, suriko ji ir uždainavo panašių į uodo zyzimą spigių balsų. Puošia kaspinais, taip kaspinais uodegėles, visi hemuliai dabinas karūnomis, Homsas ims šokti, kai leisis mėnulis, Misa mažylė dainuoki smagiai, Mumriko namą apklėtė žiedai, tulpės raudonos aušros spindesy, tyliai pranyksta naktis nuostabiai, skribelės ieško miumla apvali. Kur tu girdėjai šitą dainą, nusistebėjęs Snus Mumrikas? Padainavai beveik neklysdama, na ir keistas vaikutis. Tai jau gali neabejoti, tarė mažoji Miu, bet to aš turiu paslaptį. Paslaptį? Aha, paslaptį. Aš žinau perkūniją, kuri visai ne perkūnija, ir svetainę, kuri sukasi ratu, bet aš nesakysiu. Aš taip pat turiu paslaptį, pasakė Snus Mumrikas, į mano kuprinėje. Po valandėlės gausi ją pamatyti. Mat, aš suvesiu sąskaitą su niekšu. Dideliu ar mažu, paklausė Miu. Mažu, atsakė Snus Mumrikas. Tai gerai, tarė mažoji Miu. Daug geriau turėti reikalų su mažais niekšais, juos lengviau sudoroti. Ji vėl smagiai įsirausė į angoro siūlų sruogą ir Snus Mumrikas nusėlino tolyn palei ilgą tvorą. Vienur kitur kabojo skelbimai su užrašais. Griežtai draudžiama įžengti į parko teritoriją. Parko sargas su sargenė abu kartu gyveno žinoma parke. Jis apipjaustė ir apkarpė visus medžius rutulio arba stačiakampio formą, o takeliai buvo tiesus kaip strėlė. Jeigu tik kokie žoleliai įsidrąsindavo išlysti, tuoj nupjaudavo ją, taigi vėl reikėdavo pradėti auginimą iš naujo. Tas nupjautas pieveles apjuosė aukštą tvorą ir visur galėjai perskaityti didelės juodas raides, skelbiančias, kad kažkas draudžiama. Į šitą siaubingą parką kasdien ateidavo 24 užguiti mažyliai, kurie nežinia kodėl buvo pamesti ar patys pasiklydę. Tiem gauruotiems miškinukams nepatiko nei parkas, nei smėlio dėžė, kur turėjo žaisti. Jie troško laipioti po medžius, stovėti žemyn galvą, lakstyti per žolę. Bet šito nesuprato nei parko sargas, nei sargenė, kurie sėdėjo ir juos saugojo, įsitaisė abu skirtingose smėlio dėžės pusėse. Ir ką tie mažyliai būtų jiems padarę? Veikiausiai užkasė abudu į smėlį, bet buvo pernelik maži ir neturėjo jėgų. Taigi prie šito parko ir atėjo Snus Mumrikas su mažąja Miu kišenėje. Jis tykino palei tvorą, stebėdamas seną savo priešą parko sargą. Ką ketini jam padaryti, paklausė mažoji Miu, pakarti, išvirti ar iškimšti? Išgazdinti, atsakė Snus Mumrikas ir stipriau sukando pypkę. Tik vieną padarą pasaulyje aš laikau blogų. Tai šitą parko sargą. Aš žadu nuplėšyti visus plakatus, ką nors draudžiančius. Snus Mumrikas pasirausė kuprinę ir išėmė iš jos didelę maišą. Maišas buvo pilnas žvilgančių balsų sėklyčių. Kas tai, paklausė mažoji Miu? Hatifnatų sėklos, atsakė Snus Mumrikas. Mat kaip, nustebo mažoji Miu, ar hatifnatai atsiranda iš sėklų? Žinoma, atsakė Snus Mumrikas, bet visas fokusas toks, kad jas reikia pasėti vasarvidžio vakarą. Jis pradėjo sargiai berti sėklas pro tvoros statinius. Visą parką apėjo Snus Mumrikas, sėdamas hatifnatus, kur tik pasiekė, gana retai, kad jiems nesusipintų letenos. Kada maišas ištuštėjo, Snus Mumrikas atsisėdo ir ėmė laukti. Besileidžianti saulė vis dar šildė ir hatifnatai pradėjo augti. Čia vienur, čia kitur dailiai nupjautoje pievelėje išlindo maži apvalūs balti taškučiai, panašus į baltus kaip sniego gniūžtės pievagrybius. Ir teisybė po valandžiukė, ne, žiūrėk va į šitas, tarė Snus Mumrikas, po valandžiukės jo akis išlys iš žemės. Ir teisybė, po valandžiukės apvalius lyg kamuolėliai akis pasirodė baltoje galvoje. Ką tik gimė, jie itin įsielektrinę,
paaiškino Snusmumrikas. Žiūrėk, jau letenos lenda. Hatifnatai augo kaip kad net šnypštė. Parko sargas nieko nepastebėjo, nes buvo įsmeigęs akis į mažylius, o pievelėse augo šimtai hatifnatų. Tik letenos dar smyksojo žemėje. Sieros ir degančios gumos dvokas pasklido parke. Sargė nepauostė. Kas čia taip dvokė, paklausė jį. Mažiai, kuris pagadinote orą? Per žemę perėjo silpnas elektros smūgis, parko sargas sunerimo ir pakilnojo kojas. Jo uniformos sagos suspraksėjo. Staiga sarginė suriko ir užšoko ant savo suolo. Virpančią ranką parodė į pievelę, hatifnatai buvo išaugę iki natūralaus dydžio ir grūdosi prie parko sargo iš visų pusių, traukiami įsielektrinusių uniformos sagų. Oras buvo pilnas blykčiojimų, o sagos vis labiau spraksėjo. Staiga parko sargo ausys ėmė šviesti. Plaukai sukibirkščiavo. Kibirkštis persimetė net iki nosies ir staiga ėmė šviesti pats parko sargas. Lyg švytintis saulės nusirito prie vartelių, o galybė hatifnatų nusekė paskui jį. Sarginė jau lipo per tvorą, tik mažyliai dar sėdėjo smėlio dėžėje labai stebėdamiesi. Nuostabu, išreiškė savo susižavėjimą mažoji Miu. Aha, sutiko Snusmumrikas ir pasitaisė skrybelę. O dabar nuplėšime visus plakatus ir žolės želti, kur tik norės. Visą savo gyvenimą Snusmumrikas troško nuplėšti skelbimus, kurie draudė daryti jam tai, kas patinka. Ir jis dabar net virpėjo iš džiaugsmo ir susijaudinimo. Pirmąjį nusvedė rūkyti draudžiama. Tada griebė draudžiama sėdėti ant žolės. Paskui nubėgo prie draudžiama juoktis ir švilpauti. O galiausiai pradingo ir draudžiama šokinėti abiem kojom. Mažieji miškinukai spoksojo į jį vis labiau ir labiau stebėdamiesi. Po truputį jie patikėjo, kad atėjo jų gelbėtojas. Visi išlipo iš smėlio dėžės ir apspito Snusmumriką. Eikite namo, mažyliai, paragino Snusmumrikas, eikit kur tik norite. Bet jie nėjo, o tik sekiojo jam įkandin. Kai paskutinis skelbimas apvirto aukštyn kojomis ir Snusmumrikas pakėlė kuprinę, ketindamas traukti savais keliais, mažyliai tebebuvo kaip prisiūti prie jo. Šti švarliai, pasakė Snusmumrikas, eikit namo pas mamą. O gal jie neturi mamos? Pasakė mažoji Miu. Bet koks iš manęs vaikų draugas, išsigandus Snusmumrikas, aš net nežinau, ar juos myliu, ar jie man patinka. Bet tu jiems patinki, tarė mažoji Miu ir šyptelėjo. Snusmumrikas įsižiūrėjo į tylų susižavėjusi būrelį palei savo kojomis. Tarytų man dar tavęs neužteko, tarė jis. Na kągi, sekit paskui mane, bet nuo šito galima iškvaišti. Snusmumrikas nužingsniavo tolyn per laukus su 24 mažais rimtais miškinukais, pėdinančiais iš paskos, niūriai mintydamas, ką darys, jeigu jie išalks, sušlaps kojas ar jiems suskaus pilvukus. Na štai, iki pasimatymo.